kas šventė jubiliejinį 10-ąjį savo gimtadienį. Kaip ir kur buvo renkamas karaokės karalius? Kokį centrą vienintelį Baltijos šalyse turi mūsų miestas? O kas šį kartą pasako savo sėkmės istoriją? Visa tai ir dar daugiau laidoje Marijampoliečiai LT. Labas vakaras, mėlieji mūsų laidos žiūrovai. Su jumis, kaip ir kiekvieną ketvirtadienį, sveikinasi laida Marijampoliečiai.lt. Mes ir vėl jums paruošėme naujienų. Ir ne tik naujienų, bet ir itin informatyvių reportažų. Tikrai taip, o pirmasis mūsų reportažas apie mūsų mieste gyvuojantį centrą. Na, aš neatskleisiu paslapties, kas tai per centras, galėsime tai išvysti reportaže. Multicentras – tai įstaiga, kurios pagrindinis tikslas yra ugdyti vaikų kūrybinį potencialą. Centre veikia 8 skirtingos laboratorijos, kuriuose vaikai gali ne tik naudingai, bet ir linksmai praleisti savo laisvalaikį. Vos tik įėjus į multicentrą, visus pasitinka labai draugiški darbuotojai, jauki aplinka ir besišypsantys arba labai susikaupę vaikų veidukai. Daugelis marijampoliečių nežino, kas yra tas multicentras. Ką galėtum papasakoti tiems nežiniukams? Multicentras tai yra vieta pritraukianti ne tik vaikus, bet ir jaunuolius, mokytojus. Čia vyksta įvairūs edukaciniai užsiėmimai. Gali daryti visokius eksperimentus fizikos, chemijos moksluose, gilinti žinias matematikoje, lietuvių, anglų kalboje, taip pat kurti muzikos ir meno kūrinius. Na, o kas patraukliausia, tai laisvoje aplinkoje, visiškai nevaržančioje. Kodėl savo vaikus atsivedate būtent į multicentrą? Mano mokiniai pradinių klasių vaikai. Jie labai kūrybingi, smalsūs. Manau, labai svarbu jų kūrybiškumą puoselėti. O multicentras kaip tik ta vieta, kur kūrybiniai veiklai puoselėti yra puikios sąlygos. Ir tiesiog puikia galimybė pakeisti ugdymo aplinką. Ką dažniausiai veikiate su savo mokiniais multicentre? Jie kuria muziką, jie išreiškia spalvom, jie sieja su fotografija, su teatru, su šokiu. Juos pasitinka labai nuoširdūs, kupini daug idėjų vadovai. Ir tiesiog gimsta projektai meninio ugdymo. Koks projektas jums yra labiausiai įstrigęs iš visų čia vykusių? Kadangi aš pati dirbu muzikos laboratorijoje, tai labiausiai man įsimintini mano sugalvoti projektai. Žvėrių karnavalas, kitaip kartu su šokiu, kada buvo kuriama muzika, jinai paskui įgyvendinta, išreikšta šokiu ar spektaklyje. Na, bet ir didelį įspūdį ne tik man, aišku, ir lankytojams yra palikę ir dizaino laboratorijoje gimė gražūs projektai. Tai buvo sukonstruota Marijampoliės geležinkelio stotis. Mokytojai atsivedę savo mokinius į šį centrą gali ne tik labai suprantamai, bet ir įdomiai paaiškinti pamokas. Tai tiesiog dabar ne jūs juos vedate, o jie patys ir ateina ir tobulina savo žinias? Ne visai taip vyksta. Vyksta taip, kad šiuolaikinis jaunimas be užmokesčio nedirba. Todėl jiem, kai reikia pagerinti situaciją fizikos moksle, ypač, tai jie žino, kad gaus užmokestį, bet tuo pačiu turi ir padaryti darbą, užsidirbti, kitaip sakant. O ar manote, kad multicentras yra naudingas tik fizikos, informatikos srityje, ar žinote ir plačiau apie šį centrą?
Man labai patiko meno šitą laboratoriją, kur veidas iš tampų. Aš pati atsisėdus kartu su vaikais dirbau, man labai patiko. Muzikos po to laboratorija visai neblogai, kur konstruoja labai įdomiai, gaunasi, tuo labiau, kai varikliukus sudeda. Tai tiesiog manote, kad ir 7-okas atėjęs į multicentrą ir 12-okas tikrai ras ką veikti čia? 12-okas turėtų ateiti su tikslu, nes jo laikas brangesnis nei 7-okų. Tai manau, kad geriau nuo mažesnių ateitų, tai būtų naudos daugiau. O 12-okai daug egzaminam ruošiasi, jau viskas. Kas lankosi multicentre? Na, per šiuos 5 metus multicentrą pamėgo ne tik Marijampolės moksleiviai ir mokytojai, bet galim didžiuotis, kad mūsų centro pavydi ir Sostinės, Kauno, Vilkaviškio, Alytaus bei kitų Lietuvos miestų vaikai, kurie taip pat neretai apsilanko multicentre. Ar dažnai ateini į multicentrą? Jo. O ką čia veikia? Tveriu, kuriu muzikas ir žaidžiu multikidą. O kas labiausiai patinka? Tverti. Tai ką gero šiandien nuveikėt multicentre? Statėm kiaušiniušius, abudu. O labai sunku buvo? Aha. Reikėjo pasidėti kelias 10 minučių. Ką galite įdomos pasakyti apie multicentrą? Multicentras tai jėga, mes pavarom visada. Martina, o ar tau pačiai teko lankytis multicentre? Na, prisipažinsiu, man neteko. Tačiau, manau, po šio reportažo apsilankysiu ne tik aš, bet ir dar daugelis marijampoliečių. O ar žinai, kur dar buvo galima sutikti daugelį marijampoliečių ketvirtadienio vakarą? Na, sprendžiant iš to, kad Sūduva yra dainingas kraštas, mūsų miesto gyventojai tikriausiai rinko karaoke karalių. Tikrai taip, tavo nuojauta tavęs neapgauna. Vieną vis dar žiemiško pavasario ketvirtadienio vakarą kavinėje Lietuviški patiekalai vyko neeilinis renginys – Tapk karaoke karaliumi. Marijampoliečiai varžėsi ne kas geriausiai mėto kamuolį ir šoką, bet kas gražiausiai dainuoja. Tokių drąsuolių pirmajame ture atsirado nemažai, netgi 9. Kai kuriems balsas drebėjo, kai kurie ant scenos jautėsi labai laisvai, bet komisija visiems pagirų nepagailėjo. Kaip kilo mintis rengti tokį projektą? Iš tikrųjų, kaip ir vienas komisijos mūsų narys teigė, Lietuva yra dainuojanti tauta. Tai taip ir mums kilo tokia idėja tiesiog. Ir dar prisimenant tai, kad Marijampolėje nelabai vyksta tokie turnyrai. Kaune, Vilniuje mes žinome, bet Marijampolėje nevyksta. Tai todėl taip ir kilo tokia idėja suorganizuoti šį turnyrą. Ar buvo baisu stovėti prieš auditoriją? Ne, nebaisu, nes aš esu jau seniai scenoje, tai tiesiog nebuvo taip baisu. Ką patartum tiems, kurie yra naujokai scenoje? Tiesiog tikėti savimi ir kad jie kuo daugiau eitų į sceną, dainuotų prieš veidrodį ir taip matys save, kaip jie atrodo ir jiems bus drąsiau scenoje. Iš komisijos gavai daugybę pagyrų. Kaip apsisprendėjai dalyvauti tokiame projekte? Tiesiog norėjau labai padainuoti, šiek tiek pasižiūrėti, save išbandyti, prasme, dainavime. Ar jau seniai mėgsti dainuoti? Ne paslaptis, tai šiaip dainuoju nuo 14 metų. Tai jau taip, manau, nemažas laikotarpis. Laimona, kaip manai, ar galima mokytis linksmai? Na, kalbant iš patirties, aš mokausi pakankamai linksmai. Na, tavo atsakymas man visiškai nieko nesako. Pažiūrėkime reportažą, kaip galima mokytis kitaip. Šiandien susipažinkime su projektu Išplėsk galimybės, kurio vienas iš pagrindinių tikslų per patrauklius jauniems žmonėms užsiėmimus mokytis komandinio darbo, organizacijų steigimo, veiklos planavimo, finansinio raštingumo, krizių valdymo, jaunimo interesų atstovavimo. Kaip gimsta idėjos organizuoti projektus būtent jaunimui?
Dažniausiai projektai gimsta stebint jaunimo situaciją mieste. Kartais projektai gimsta iš to, kad stebime, kaip kai kurios jaunimo organizacijos patiria atskirtį, nesugeba pritraukti naujų narių, neturi finansavimo šaltinių. Pagrindiniai komandos branduoliai sudaro keli veiklūs žmonės, tačiau kartais jie tiesiog nesugeba sudaryti tokių sąlygų, kad norėtų prisijungti daugiau žmonių, nors patys turi gerų idėjų. Tai stiprinant jau esančias stiprias organizacijas ir pritraukiant tų silpnesnių organizacijų narius į įvairius mokymus ir taip stiprinti tas veiklas, kurias jie nori daryti. O kuo skiriasi jaunimo ugdymas mokykloje nuo jaunimo ugdymo organizacijoje? Iš esmės tai skirtumas yra kardinalus, nes jeigu mokykloje tu turi atsiskaityti, viskas yra įsprausta į griežtus rėmus, mokymosi programą, tai tuo tarpu čia jaunas žmogus, jisai pats kuria savo programą, ką jis nori mokytis, kaip jis nori mokytis, ar tai yra šūkavimas miesto aikštėje, ar tai rašymas kažkokio diktanto, ar tai šiauliojimas draugų komandoje. Tai jaunimo organizacijose mokymas iš esmės remiasi neformalaus ugdymo principais, kuomet žmonės savanoriškai kuria veiklas, patys jas įgyvendina, tada aptaria tuos pojūčius, kuriuos patiria ir iš to gimsta ta aptarta, suvokta patirtis, kuri toliau veda į įvairius kitus užsiėmimus ir potyrius. Marijampolėje iš tikrųjų turime gerą situaciją, yra daug jaunimo organizacijų, jaunimas organizuoja įvairiausias veiklas, nuo sporto, pramoginių, šokių, netgi ir politinių renginių, diskusijų, ekonominių, miesto visuomenės klausimais. Todėl ta situacija būtent čia yra gera, organizacijų yra tikrai daug, moksleiviai ir studentai įsitraukia ir nors dar turime nepačiupinėto jaunimo, kuris tikrai yra kaip ir nusivylęs ir neranda savęs veikloje, dažnai skundžiasi, kad nėra ką veikti mieste, bet didžioji dalis yra tikrai aktyvi ir per tą aktyvą vis labiau stebima, kaip vis daugiau žmonių atranda savo veiklas. O kaip jaunas žmogus gali įsitraukti į tokią veiklą? Vienas iš pagrindinių kelių tai tiesiog atsirasti reikiamų laiku ir reikiamoje vietoje. Kažkur yra tas momentas, kai jaunas žmogus sutinka kitą motyvuotą jaunuolį ir tiesiog įsitraukia į tas veiklas per kažkokį tai draugų ratą ar per kažkokią atsakomybę ir tas savaime susidaro tas veiklos komanda ir tas palaikymas iš vienas kito, tai yra puikus būdas stiprinti save, būti toje komandoje ir nebijoti toliau dalyvauti. O vasarą ši komanda kvies prisijungti prie sporto iniciatyvų bei ruošis patirties mainams kitose šalyse. Todėl visi, norintys prisijungti prie komandos, yra kviečiami ir laukiami. Matai, Martyna, sakiau, kad aš mokausi kitaip. Na, o man mokytis iš viso nepatinka, aš esu didelė sporto mylėtoja. Ir kokios sporto šakos mylėtoja tu esi? Na, iš tiesų, man labai patinka futbolas ir žinoma futbolistai. Tada šitas reportažas kaip tik tau. Kai Marijampolės futbolo komanda Sūduva intensyviai dalyvauja įvairiose nacionalinėse ir tarptautinėse varžybose, tuo tarpu marijampolietis Tomas Švetkauskas jau antrus metus iš eilės gaudo priešininkų įvarčius Romos komandoje. Kaip 18-metis lietuvis papuolė į vieną stipriausių Europos futbolo komandų, ką jis veikia laisvalaikiu ir kaip jam pavyksta susikalbėti su italais. Apie tai ir ne tik tai mums pasakoja pats Tomas. Papasakok, ar nuo pat vaikystės svajoji tapti futbolininku? Na, nuo pat mažų dienų spardydavau kamuolį kieme ir turėjau tą svajonę tapti garsenybę ar kažkuo tais rimčiau. Tikėjausi tikrai. Ir dar dabar, aišku, svajonės yra aukštesnės mano. Norėjau nuo pat pirmų žingsnių, kai žengiau į aikštę, svajojau tapti geriausių pasaulio žaidėjų ir taip toliau. Bet, žodžiu, turėjau tą svajonę tapti futbolininku ir jos siekiu. Ar visada norėjai būti vartininku, o gal gynėjų ar puolėjų teko kažkada būti? Tik pradėjau žaisti futbolą, tai 5 metus žaidžiau gynėjo pozicijoje.
kažkaip net į vartus netraukė, iš pradžių muždavau golus aš ten. Ne, iš tikrųjų buvau žaidėjų pirmus 5 metus, tik po to kažkaip, nežinau, pamačiau galbūt perspektyvą didesnė vartuose ir noras tas galbūt patraukė, nežinau, ir pasukau vartininkų keliu. Kaip pakliuvai į AS Roma klubą? Į AS Roma klubą Italijoje jau esu 2 metai, taip iš pradžių buvau pakliuvęs į Fiorentina komandos gretas iš Sūduvos. Žaidžiau rinktinėje, ten pastebėjau mane kažkokie tai agentai, prieš tai dar buvau porų klubų peržiūrose ir galiausiai prieš 2 metus, prieš 1,5 metų pasirašiau kontraktą su Fiorentina, nuomos tikslais, iš Sūduvos išnuomotas buvau ir ten pasirodžiau ganėtinai gerai. Žaidėm vienu turnyru pusfinalį su AS Roma, kaip tik pasisekė sužaisti labai gerai ir taip jie mane nusižiūrėjo ir nuo tos dienos sekė, o pasibaigus sutarčiai, kaip su Fiorentina darybos nutrūko, nenorėjau jie įsigyti manęs, tai Roma išpirko mano kontraktą. Esi vienas iš jauniausių klube, kaip jautiesi? Na, klube bendrauja visi normaliai, aišku, amžiaus skirtumas jaučiasi, veteranai turi savo tvirtesnį žodį ir ten stengiasi būti savo vietoj dažniau, bet viskas bendravimas, viskas tvarkoja, ten yra, kad vieni žvaigždės ir ten tyčiuose, ten kažką liepia daryti ir taip toliau, ten bendravimas normalus. Tikriausiai visiems įdomu pažvelgti už garsenybių namų durų, ką laisvu laiku veikia žymų žmonės, kuriems taip mažai laiko lieka asmeniniam gyvenimui. Ar daug tenka aukotis dėl futbolo? Na, kaip dabar, tai teko paaukoti visą gyvenimą. Ne, tai vien tik tai faktas, kad gyveni toli nuo namų, be šeimos, be draugų, be nieko, vienam teko įsikurti. Pradžia iš tikrųjų buvo ganėtinai sunki, nes visgi nauja ir šalis, ir kalba, iš karto reikėjo išmokti naują. Vienam reikėjo viską daryti, vienas turi suktis, jau pradėti gyventi pats ir be abejo sveikatos daug kainuoja, aišku. Uždirbi daug pinigų, kur juos dedi? Tikrai neuždirbu daug pinigų, tiek kiek visi, kiek galvojate, bet stengiuosi taupyti. Kam taupai tuos pinigus? Geresniam gyvenimui, ateičiai. Draugė, kad namą pastatyti galėčiau. Kur mokais? Mokausi internetu Vilniaus Ozų gimnazijoje. Kas tave labiausiai palaiko varžybų metu? Varžybų metu palaiko mus sirgaliai, daugiausiai palaiko. Morališkai gal palaiko šeima, draugai, nežinau. Vaikinas pasakoja, kad futbolas ne vienintelė jo aistra. Laisvu laiku jis mėgsta groti būgnais ir savo kultūriniais eksperimentais stebinti draugus. Kokių dar turi pomėgių be futbolo? Be futbolo muzika patinka, mėgstu. Mano šeimyna muzikali labai, tai tėtį būgnininkas, tai aš taip stengiuosi perimti šeimos tradiciją. Ne, norėčiau patinka, iš tikrųjų, pagrot būgnais biškį kartas nuo karto, kaip grįžtu vasarą, tai galima skaityti kaip pomėgį. Taip pat patinka kulinarija. Kulinarija patinka, mėgstu gaminti, improvizuoti virtuvėje. Nors Tomas jau patyrė tikros futbolo žvaigždės kasdienybę, dalinti autografus, fotografuoti su gerbėjais ir iš stadiono žvelgti į gausiai susirinkusią žiūrovų minią, jis neslepia, kad jam reikia dėti dar daug pastangų, kad įgyvendintų visus savo užsibrėžtus tikslus. Italijoje esi jau 2 metai, ar moki kalbą? Na, jau pramokau, susišneku maždaug. Pirmus metus visus, kai buvau Florencijoje mokinausi, turėjau privačiai mokytoją ir ėjau į kursus kiekvieną dieną ir pramokau. Tikrai dabar jau galiu susišnekėti su visais bendrauju itališkai, problemų dėl kalbos labai nekyla. Na ir pabaigai, Italija dvelkiantis linkėjimas visiems Marijampoliečiai LT laidos žiūrovams ir futbolo aistruoliams. Vi mando un abbraccio. Na, o po tokios sėkmės istorijos norisi pasilinksminti ir pašokti. Tokiu atveju aš tau galiu pasiūlyti šokti kartu su kolektyvu OPA, švenčiant 10-ąjį gimtadienį. Na tai ir šokam į nuotaikingą reportažą. Sako, kad gimtadienis pati gražiausia ir linksmiausia šventė. Ir iš tiesų, kasgi nemėgsta švęsti gimtadienių, tiek savo, tiek kitų.
Į jubiliejinį 10-ąjį savo gimtadienį visus marijampoliečius pakvietė ir šokių kolektyvas OPA. Būtent šią progą šitiek miestiečių nešini gėlėmis ir gimtadienio dovanomis skubėjo į Marijampolės kultūros centrą. Žmonių susirinko tiek, kad laisvą vietą sunku buvo rasti. O koksgi gimtadienis be staigmenų ir siurprizų. Taigi ir čia visai netikėtai scenoje pasirodė ir pačios OPA narių mamytės, o jų šoktas nuostabus burlesko šokis sulaukė daug karštų aplodismentų. Sakykite, ar seniai lankote kolektyvą ir kelintą kartą pasirodote scenoje? Pirmą. Oi, tai labai smagu, per 10-ąjį gimtadienį pasirodot pirmą kartą scenoje. Ar patinka šokti? Taip. Ir koks jūsų mėgstamiausias šokis? Baltas vėjas. Šiandien jį ir šokote, taip? Ir rock'n'rollą. Tai sakykite, kiek laiko jūs lankote OPA kolektyvą? Aš lankau nuo 1 klasės, tai 9 metus, o aš jau 8 metus. Ir kur dažniausiai pasirodote ar dalyvaujate konkursuose kokiuose? Dalyvaujame konkursuose, dažniausiai tai darom savo konkursą kiekvienais metais ir važiuojam visur, kas kur pakviečia. O ką palinkėtumėte ir pačios savo ir savo kolegoms šio 10-o gimtadienio progą? Palinkėčiau kantrybės, gražaus darbo ir svarbiausia, man atrodo, kolektyve tai yra gerai sutarti ir kad nebūtų tokių intrigų, pykčių. O vadoviai? Geros nuotaikos ir kantrybės gal labiausiai. Ačiū Jums labai. Prie sveikinimų prisidedame ir mes. Gyvuokite dar ne vieną dešimtį. Nuoširdžiai gimtadienio proga jaunimo laida Marijampoliečiai LT. Stebėkite miesto gyvenimą ne tik mūsų laidoje, bet ir lankykitės mieste vykstančiuose renginiuose. O dabar kas, kur, kada. Penktosios orientacinės lenktynės naktynės pavadinimu Melagi, kur kiaušiniai. Velykų ir balandžio 1 proga jau kovo 29 dieną 18 val. Daugiau informacijos tavolaisvalaikis.com. Luna Velykos jau kovo 31 dieną 22 val. Kartu su radistais. Pirmi 200 bilietų tik po 15 litų. O balandžio 1 17:30 išsitaškom didžiausiame velykinėme renginyje be amžiaus apribojimų. Velykose moksleiviams. DJ scenoje stipriausias jaunų DJ-ų duetas Lietuvoje, DJ Daniukėlis ir DJ Senden. Svečius pristatys klubo šeimininkas Andy Soul. Šiandienos renginius užbaigsime su sportu. Kovo 24 dieną, sekmadienį, 14 val. MKML žvaigždžių diena. Žaidimų sporto mokyklos salėje. Laukiami visi, nes staigmenų bus itin daug. Spindulių kino teatre vokiškų kino dienos. Oh boy! Filmas 25 dieną 17 val. 15 minučių. Austrijos trumpametražių filmų programa 26 dieną 17 val. 15 minučių. Parduotas vaikis 27 dieną 17 val. 15 val. Bilieto kaina tik 7 litai. Moksleiviams, studentams ir seniorams tik 5 litai. Štai tiek naujienų iš mūsų šiam vakarui. Kartu ir padainavome, ir pašokome. Bet gaila, atėjo laikas atsisveikinti. Laukite kitų mūsų laidų. Iki kitų susitikimų. Iki.